Taip, mes galim pradėti su vaizdu į šitą nuostabų automobilį, šitą Nissaną. Arba galim pradėti prie šitokiam 6 kabrioleto M3. Bet pradėsim čia, tradiciškai prie mano Vorandas. Tai zdaro visi, sveiki atgal sugrįžę į Tomašo kankynės su šito automobiliu, nes realiai čia viena iš priežasčių turbūt, dėl ko aš ir netekau tų plaukų. Gal jie augtų toliau, bet stipriai abejoju. Taigi, kur buvau dingęs ir ką mes padarėm? Visų pirma, uždėjom mes jau nupirktus stogo skersinius. Taip, čia jau kažką pridariau, nežinau ką. Nu, ir ką dabar daryti? Zdrastas. Gali katint, aš nežinau, mes čia vsio. Epizodas baigtas, iki sekančių kartų. Pusvalandį sukam stogo skersinius, taigi šiam epizodui tiek, sekantį epizodą pusvalandį atsukinės. Mums uždėjo naujai apsiūtą vairą. Vėliau mes pakeitėm pavarų svirtį. Va tokią varankenėlę, Need for Speed. Gerai, keičiam, darom. Blet, nieko nesimato, nežinau, kaip žmonės tokiniais vaikšto. Opa. Aha, pala, dabar bus problema, kaip šitą nusukt man, ne čia. Mes turim šių problemą. Nu ką, pam, pakeitėm. Gerai, šį kartą nematėt, bet Mindaugas padėjo biškį. Kažkaip priklijavo, kad čia gražiau atrodytų. Jo nuomonė šūdas kažkoks, man atrodo plus 10 arklių. Galimai negyvų, bet vis tiek arklių, va. Matot, su laiku, jeigu surasim geresnį, tai pakeisim, bet kol kas kažkokios tai alternatyvos turi būti. Dar Hebra iš Automotive buvo padariusi ne tik mums priekinę pakabą, uždėjus ir atlankius ir kitas ten smulkmenas, bet įdėjo garso kolonėlės. Dabar galiu klausytis muzikos, o ne tik Passato variklio garsų. Visokiausius kamštelius į duris, po to naujas tas rankenėlės, nes pas mane buvo senos suglamžytos. Mes įsukom nypelius jo, sau tai pasilikau sunkiausią darbą. Prašau, nenusukinėkit, maldauju, nes, nesinori pirkti naujų. O, kaip jau, iškart kažkaip keistai atrodo, bet gerai, tebūnie, nupirkom, reikia naudoti. Beje, pasakykit savo nuomonę, žinot ką pamiršo Hebra dar iš Auto Wheels? 2 dalykus, centrinius žiedus ir man Benas pasakė tokį dalyką ir vėliau Mindosas patvirtino, kad gali man nupjauti varžtus. Sako, reikia pažiūrėti, nes būna kaltiniai ar dar kažkokie tai varžtai. Tai turi atsiųstos centrinius žiedus, kaip pirkom ratlankius. Ir dar, bet aš nežinau, ar reikės ar ne, pamiršo gamintojo šitų ratlankių lipdukus per viduriuką atsiųsti. Tai irgi va taip įdomiai, ar pažiūrėsim, kai jie atsiūs, bandysim priklijuoti, ar jie bus reikalingi ar ne, ar paliksim ratlankį koks jis yra. Taip, ir kur paskutinis mūsų? Kažkur šiknoj. Bet nepanašu, dabar paskutinis liko ten iš apačios. Jeigu kažkaip reikėtų flirtuoti su ratlankiu, arba būtų kažkoks seksualinis priekabiavimas, tai jis būtent atrodytų va taip. Iš apačių, ne? Aš galvoju, dėl to ir nelabai prasiduoda man bilietais. Eik tu našik. Prafūkal. Ai, ne, palaukit. Radau. Po to uždėjom vietą antenos tariklį. Dabar pas mūsų automobilis ryklys. Bet senas ryklys, genda, tai pizdės jau turbūt jau padvėsis tas ryklys turėtų būti. Avada geda. Opa, ryklio žabra. Žinot, net jeigu ir nupūs,
lipduką, svarbiausia, kad šitas va to va taip, aš išgirsiu, jeigu nupūs šitą dalyką, nes kabės ir va taip darys visą laiką. Aha, kaip toliau? Pala, čia kažką aš netaip darau, čia ką aš netaip darau. Jis iš abiejų pusių turi atsiklijuoti. Na, vat, moteris sako, kirpkit nagus, darykitės manikiūrą, aš vėliau negaliu lipduko atklijuoti. Gal kojų nagais bandyti? Amen. Ir ardėm bagažinę, nupirktą Bagaslaviškį. Ir nuvežėm ten. Karočią aš pratęsiu sekančiam lėčiu. Ir ką mes dar darėm? Mes ardėm naujai nupirktą bagažinę. Nu kaip naujai? Nu nieko, palauksim, čia visiegi žmonės. Vanduo brangus, elektra brangiai kažkaip sukasi iš padėties. Taip, o kas liečia bagažinę? Bagažinės aš negalėjau surasti metus ar pusantrų metų laikotarpyje, būtent į spalvą. Ir šitos spalvos. Rašiau grupėse, ieškojau autopliuse, visur, kur tik galėjau, tose visokiose skirtingose svetainėse, sakykim taip. Ir ką man atrašydavo nuolat, sako, sėkmės. Bagažinės tokios spalvos nerasi. Tai ką teko, kaip matėt, važiavom į Bagaslaviškį pirkti naujo bagažinės dangčio, kurio stovis visai buvo neblogas. Pasiėmėm jį ir prasidėjo finansiniai linksmumai. Ir šiaip linksmumai, nes dažyti juk reikia iš abiejų pusių. Tai reikėjo išardyti tą bagažinę. Darom ardom bagažinę, nes kad sutaupyt pinigėlio. Dabar laikai pasikeitė, mano pirikūpinimo laikais kaip buvo. Atvežė mašiną, numetė, sako 20 eurų perdažo 2 kartus aplinkui. Su laku, su škurkė, su viską. O dabar jie sako, nuimk, išardyk, pats suardyk. Po to jie sako, kodėl čia taip, o ne taip. Nu karočiui. Ir sako 3000 eurų už dažymą. Va tokiais laikais gyveno. Dirbau kaip sunku, ir išsisuko, Gal tokius tutorialus pradėjo daryti. Vėliau atvarė vyrukai, kurie turėjo man stiklą išpjauti, nes Mindė sako, Tomašai, kaip tu taip darysi, tu dažysi be stiklo pjovimo. Aš sakau, nu taip, Mindė, tai bus pigiau. Sako, ne, reikia daryti tvarkingai. O tvarkingai, ką reiškia? Reiškia pizdės kaip brangiai. Taigi pjovė man tą stiklą, tą dangtį išardžiau nuo spinos, nuo laidų, nuo kitų dalykų. Radom mes dažyklą ir brangi dažykla. Bet reikia pripažinti, nudažę kokybiškai, patys galite įsivertinti. Bet maža to, kad reikia ją atsiimti, sumokėti už tą bagažinės dangčio dažymą. Reikėjo juk viską surinkti atgal ir reikėjo vėl iš seno bagažinės dangčio išpjauti stiklą, kad įklijuoti tą stiklą. Ir vėl atvarė vyrukai ir sako, vėl tu čia krušies, to pasako. Vėl aš, vyrai, kiek jums skolingas? Va tai va, išskrido mano pinigai. Viską surinkom, nu kaip, Hebra padėjo, pats neįstatyčiau. Surinkom, berods veikia tą bagažinę, spina rakinasi, signalizacija irgi veikia. Ką mes dar, pamiršau paminėti, padarėm, užklijavot, kaip matot, tokį gal laikiną, bet kol kas man patinka, 10 eurų kainavo, taigi už 10 eurų atrodo nuostabiai. Tai bus lipas, priekinis, vadinamas toks lipas. Taigi
Vaizdo kažkiek priduoda, man patinka, sakau, nes visi kiti tai 100 kainą ir viršų. Ir tiek, kas dar. O dar prasidėjo naujos bėdos, nes aš juk noriu gražinti vizualiai šitą automobilį, bet pasirodo jis dar genda ir techniškai. Ir va čia prasidėjo prikolai. Kaip ir man minėjo iš Automotive, tavo bet kuri kelionė su tavo stabdžių diskais gali būti paskutinė kelionė. Ir man subirėjo visi stabdžių diskai, visos kaladės. Stabdžiau va tai va, kad jūs suprastumėt, va stabdžių diskas. Kas nesupranta, taip jau negalima stabdyti. Aš, karočią, važiavau, sakykime, senamiestį, stabdant, mane girdėjo naujamiestį. Žmonės skambina, sako, pasikeis stabdžių diskus. Ir tai, aišku, kainuoja. Nupirkom 4 stabdžių diskus. Nupirkom visas 4, nu, tipo, aplinkui kaladės. Bet be to, kas dar? Parėjo ir suportai. Taigi nupirkom 2 galinius suportus ir 1 priekinį suportą. Taip, Tomša galėjau nupirkti visus jau 4, galėjau, bet kažkaip te pagalvojau apie tai, man pradėjo tos kainos visos jau va čia, va, viskas brangu, kosmos, sakau, aš jau apsiženysiu su šituo Passatu. Man realiai čia yra pradinis būto įnašas, va. Ir tai ant keltuvo. Taigi, nupirkom dar kreipiančiasis, kreipiančiųjų gumas, kas tai beveik, kažkur jos kažką nukreipia, bet tikrai nenukreipia į pozityvų man gyvenimą, nukreipia ten, kad man baigėsi pinigai, va taip skrenda irgi iš piniginės, kairiai į dešinę. Ir prie to pačio galvojau, nes man liko kažkur 500 km iki tepalų keitimo, taigi nupirkau 3 filtrus, tai yra oro, yra tepalo ir yra salono. Tomš, bet yra 4 filtrai, kodėl tu nekeiti 4? Neskaičiau aš tą kūro tepalą ir aš galvoju, iki žiemos davažinės ir prie žiemą pasikeisiu, girdėjau, Olia taip patarė, kas žiemą keist kūro filtrą. Ar tai tiesa ar ne? Man yra pajibat. Tai rytoj parodysiu visą tą dalių krūvą, kaip jinai atrodo, galėsite įsivertinti. Va taip. Va, karočią, visos dalis, kas čia? Čia manas, čia yra tepalo filtras, oro salono. Va, kreipiančiosios su gumytėm. Čia dar ir čia. 2 suportai ir 3 suportas yra taip su diskais. Kas su diskais? Nupirkom skirtingų gamintojų diskus. Vieni tai bus Rottingeriai. Suprantu, jie turbūt geresnėje keliaus į priekį. Ir į galą nupirkom TRV diskus. O iš kaladžių, kas iš kaladžių, taip, čia visa įranga filmavimo tokia. O, atsiprašau, ką aš čia... Op. Va. Rems. Tiesą pasakius, kažką jums čia rekomenduoti dėl šito negaliu, negeri, man va, Mindė rekomendavo, draugeliai kažką pažiūrėjom pagal kainas. Kiek apsėjo viendalis apsėjo 250 europinių pinigų. Daug ar mažai? Daug, Passatų, daug. Bet kas gal biškiai mane džiugina, tiesą pasakius, tai kad ne tik, kad priekinė pakaba pilnai sutvarkyta naujom dalim, bus sutvarkyti visur stabdžiai, kad aš tikiuosi, aš artimiausius porą metų vapšė apie jos negalvosiu ir kažkur man jie nesusikreivins ir nereikės nei jos lyginti, nei ten tekint, nei hujekint. Ir galėsim ramiai savo keliauti. Beje, gal dabar, jeigu kamerą nukreipiau, pastebėt pas mane kažkokie tai raudonai va čia plimai, o aš nežinau iš kur va čia, gal alergija kažkokia prasidėjo, gal kažkoks vabalas įkanda, aš nematau, gal kažkoks erkenzas sėdi pasislėpęs mane sukandžias, bet jaučiuosi kol kas puikiai, nepergyvenkit. Bet o gal čia ne alergija, o gal aš tampu... I am the night. Palaikyk, vis tiek nieko nedarai. Laikau. Bliec. Mindosas čia, plika galva čia. Pirmą kartą bandysiu klijuoti Passato spoilerį. O toks blizgus, gražus ir labai brangus. Galvojam, kad mums nepavyks, bet kas nebando, tas negalvoja. Taip sako, ne lietuviai? Taip sako. Prie, gal pasukti tą pusę? Ar taip ne? Davai. Liet, aš nenoriu šitą daryti. Aš irgi nieko nenoriu, o aš nenoriu... Kodėl aš iš vis dalyvauju? Kažkas turi man padėti. Tu ten jau priglaudai? Ne.
O kai aš jaučiu susilietimą? Kur tu jautėsi? Ai, va, čia biškiau priglaučiu. Pas tavęs zaibys? Davai glaudžiu. Bando. Nu, jeigu, jeigu nori dar čia gyvai. Manai verta? Nežinau. Taip, все. Laukiam, kas čia pavyko. Ant šviesų be šviesų, tai. Filmuojam. Все. Vėl aš, vėl šitas bolidas, kuris čiulpia iš manęs visus pinigus. Kaip matot, priklijavom spoilerį, palangė gan laikosi, gan tvirtai. Nieks dar jos nenulupo, aš tikiuosi to nepadarysit jūs. Bagažinė nauja, dar be rūdžių, tikiuosi čia paskutinis dažymas šitos bagažinės. Žiūrėkit, koks gražus juodas ženkliukas irgi priklijuotas, ratlankiai įspūdingi. Dar nespėjau įbrozdinti ir tikiuosi to nepadarysiu. Ir jeigu gaunu komplimentus dėl šito automobilio, tai tik ratlankių dėka, dėja, visiems ant Passato giliai pohui. Supratot mintį, kad yra pohui? Kas dar? Lipas, kurį gavom irgi iš Panevėžio, iš Korado savininko. Dar irgi neatsilūpo, neatšoko. Taigi darbai vis tiek po biškį eina į priekį, kažkas į pabaigą. Dabar, žiūrėkit, hebra, maldauju padėkit, jeigu esate iš Vilniaus arba Vilniaus apskrity gyvenat, planuoju dabar tamsint langus. Plius kažkaip įsivaizduoju, kaip čia priduoti tolerantiškus spalvų šitam langam. Bet, drauge, ką tau irgi ratlankiai patinka? Nu, davai, praleidžiam jį. Davai, greičiau. Mes turim reikalų. Davai. Tai va. Jeigu kažkas tamsina, kažkas poliruoja gal vėl, nes mano rankos, aš nuolat bijau, noriu poliruoti, bet žinau, kad užtruks labai ilgai ir nelabai kokybiškai gal atliksiu šitą darbą. Taigi gal kažkas sieks, gal kažkas padės ir reikia mums dar pajungti autopilotą. Nežinau, ar įdėjęs šitą dalyką editorius į vlogą, bet hebra iš Meta Automotive buvo įdėjęs į rankiną, kurį aš jums atvežiau autopiloto, tai reikia pririšti, kad vapšė man būtų visa kelionė po Lietuvą, visus pasirodymus ir ne tik, maksimaliai komfortiška. Tai va. Tai šiam kartui tiek, o dabar mėgaukitės gražiais Passato vaizdais iš paukščio skrydžio ir visi keliaujam į šviesią ateitį. Vsio, čiau bambino, sėkmės, mane neša lietuviški vėjai į Lenkų pusę. What? So kurva? Atskridau atgal, nes pamiršau paminėti vieną svarbų dalyką dėl kilimėlių, kurių gavau iš Eva Karmats. Taigi po 2 mėnesių eksploatavimo ar rekomenduoju? Labai rekomenduoju. Visų pirma, kas man patinka, tai atnaujino, galima sakyti, interjerą. Jeigu galima pasakyti apie Passatą tokį žodį kaip Passatas ir interjeras, bet tikrai gražiau atrodo. Ir labai praktiškai, nes su tais medžiaginiais senais kilimėliais ir tais guminiais, kurie buvo, labai matėsi visas purvas, visos dulkės. Čia sukrenta viskas į tas skylutės. Išsiemi kilimėlį, va tai va. Išsiemi kilimėlį, va taip. Galima išpurtyti ir dėti atgal. Taigi va, irgi dabar jie po plovimo. Viskas lengvai. Vanduo sukrenta ten, porą kartų tokiais mostais padarai, vanduo sukrenta ant žemės, dedi kilimėlį atgal. Taigi va, po 2 mėnesių nei kažkokių tai brozdinimų, nei kažkas jais atsitiko, taigi tikrai nuoširdžiai rekomenduoju. Galit drąsiai daryti tokią dovaną. O aš dedu kilimėlį atgal ir skrendu toliau į Augustovo pusę. Girdėjau ten mėsą, pigiau paslinkus. Vsio, davai.